Sveiki, Unboxing LT ir prie mūsų stalo 44 euro centai. Tikrai aš nebūčiau pirkęs šitų visų dalykų, kadangi aš šiaip sausainių jokių visokių nemėgstu, saldžių dalykų irgi nemėgstu, bet čia, kadangi akcija Lidle, tai būtinai galvoju reikia nusipirkti ir parodyti, kaip sakoma, review padaryti. Unboxingą va šitų Tastino biskvitai. 180 gramų, na, atsiprašau, bet aš nežinau, ką reiškia šitas žodis anglų kalba. Na, jūs įsiversit žodinį, aš pažiūrėjau žodinį įsiversit, aš nežinau. Taigi, Perfect for Tea, tai yra nuostabus ir tinkantis arbatai. Kas čia daugiau parašyta, nelabai suprantu, kas čia parašyta. Neaišku. Gerai, nesvarbu. Tai pasižiūrim, ką aš čia nusipirkau. O, matot, lipdukas užklijuotas. Taigi, biskvitiniai sausainiai, sudedamosios dalys, biskvitiniai miltai, pasirižota kiaušinio masė, cukrus, vanduo, gliukozės, fruktozės sirupas, bulvių krakmolas, rapsų aliejus, tešlos skrydinimo medžiaga, amonio karbonadai, kvapioji medžiaga, druska, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, citrinų rūgštis, emulsiklis yra riebalų rūgščių monogliceridai. Dažiklis yra karotenas iš morkų. Gali turėti žemės riešutų ir kitų rūšių riešutų pieno, sodos ir sezamo sėklų pėdsakų. Ir kilmės šalis yra Lenkija. Jie yra pagaminti Lenkijoje. Dabar pasižiūrim, kiek čia 100 gramų pakuotė yra 397 kalorijos. Tai yra, nu nepasakyčiau, kad jie labai kaloringi, nes čia yra 180 gramų. Na ką, 44 centai. Atidarom. Ir paragausim. Ar tikrai jie tokie skanus, kaip ant pakelio rašo. Atidariau. Na va, toks vat. Kas čia, biskvitas, trūpa jisai. O, jis toksai minkštutis. Gal ir nieko. Visiškas šlamštas. Na, nu žinot. Tai biskvitas. Nu, man tik sodos pilna privaryta. Žiūriu, ar čia yra. Ne, nematau aš čia. Kas būtų soda parašyta. Bet visiškas šlamštas, saldu, neskanu ir nerekomenduojama. Viena žvaigždutė iš 5 šitos prekės pirkti Lidl parduotuvėje. Tiesiog nerekomenduoju.